Sveiki visi, štai tokį Landi Renzo dujinės įrangos montavimo dirbtuvėse Dodge Durango gražų pilką modelį norim šį kartą pademonstruoti. Tikras Face'as, 22 metai, 3,6, 5 staras, iki skausmo pažįstamas variantas jau aišku. Ir džiugu tai, kad pasirinko mūsų servisą tam, kad būtų sumontuota kokybiška Landi Renzo sistema. Ir ne tiek pati sistema, kiek ir patys darbai būtų išdirbti iki smulkmenų ir sumontuoti geriausiai, kaip tai galim tą padaryti. Labai trumpai papasakoju, kas ir kaip. Tai automobilis tikras Face'as, kaip ir paminėjau, 22 metų ir Landi Renzo Evo OBD sistema, pats valdymo blokas štai čia. Landi Renzo OMB BFC skystos fazės filtras štai šitoje vietoje. Valosi tiek vožtuvas, tiek keičiasi filtras aptarnavimo metu, tam, kad būtų patogu prieiti. Landi Renzo LI10 Turbo Oversize dujų reduktorius, greta dujinės fazės filtras su surinkimu, slėgio daviklis ir dujiniai purkštukai Landi Renzo, Railo Dakota G7 yra sumontuoti, naujo tipo purkštukai, kurie tikrai itin stabiliai ir gerai dirba ir jokių problemų nekelia. Visas variklio skyrius švarus, gražus, švaresnis negu atvyko be abejonės, visi darbai pagal aukščiausius kokybės standartus, tai turim ir teflonų dengtas žarnas, kad nebūtų kvapo, spiruoklinės sąvaržas, gamyklinius laikiklius, specialias apsauginės gofras, dujinės įrangos laidynas vėlgi įvelkamas į apsauginės gofras, tos gofras yra izoliuojamos ir kiekvienas kontaktas yra sulituojamas, apsaugomas termokembrikais. Viskas sudedama taip, kad kiek įmanoma mažiau trukdytų, sakykime, einamiems variklio eksploatavimo darbam, kad tie komponentai būtų ir mum lengvai pasiekiami, ir kitiem kiek įmanoma mažiau trukdytų. Dujinės įrangos saugiklis štai šitoje vietoje be abejonės. Instruktažo metu bus viskas paaiškinta ir pademonstruota bei parodyta klientui. Tai tiek apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuką turim sumontavę ten, kurio pageidavo klientas. Tai štai šitoje vietoje, be abejonės lauke padarysiu nuotrauką dienos šviesoje, pamatysit, kaip jis atrodo iš arčiau. Pildymas prie benzino užpilimo vietos, labai tvirtai, laikikliai padaryti labai tvarkingai, su suktinė rūdijančio plieno varžtai tam, kad nebūtų jokių problemų, nei dabar, nei ateityje. Viskas gražiai užsidaro. Čia šis Durangas kiek, sakykime, kitoks, nes turi tą vadinamą pastiprintą kablį. Čia toks storas, labai masyvus kablys, jisai truputį neša tam tikrų korekcijų balionui, bet nepaisant to, yra labai tvarkingai sumontuotas Bormecho 92 litrų pilna viduris, atsarginio rato vietoje skirtas balionas, foto, video galbūt net ir padarysiu taipogi lauke ir pridėsiu, kad galėtumėt pamatyti iš arčiau. Tai visiems, kurie turi Dodge Durangus, kurie norit itin kokybiškų sprendimų, kreipkitės, mielai padėsim. Ačiū.